Labas rytas. Trečioji diena. Sunku šiaip. Blogai mėgojom vakar, priritinom picų su daug padažų. Tai naktį sunkiai sekėsi užmigti ir pamėgo. Dar kolega mano pradarė langą, pratraukė man kažką nosį. Velnis žino, kylam į kelią. Paskutiniai 200 km, ką tik pravažiavom patikros punktą, dėja nereikėjo mums prasipūsti. Buvo vertingesnių, kam reikia tą padaryti. Kylam, šiandien gausim lietaus kažkur protarpiais, pamatysim. Bus matyt, kur čia ta lietaus mums bus. Nu ir išvažiavom į kelią. Prasideda sukilimą. Mačiu laikus patraukė. Kupiškis. Kokia bažnė didelė, kaip Plungės. Šiandienos orų prognozė buvo tokia, kad išvykus iš Biržų buvo gana nemaža tikimybė gauti lietaus, bet mes kažkaip stebuklingai sugebėjom praslysti, nors debesis buvo pakankamai atrodantis kraupiai, tai praslydom sausi, niekur lietaus nematėm. Tai dabar liko apie 25 km iki Anykščių. Ir panašu artėjom. Gal bepaujant praslinkstant visos Anykščiais. Bet jau būtų gerai iki Anykščių važiuoti nesulys. O toliau žiūrėsim, kaip bus. Tai debesėlis ten va toksai. Ten gražu. Ten pusė velnio. O ten Vitoldas su apsiniaukusiu debesiu. Kapi? Normalia? A gausim lietaus? 50-50. Nu tai ten lyn. Anykštė. Tai nevažiuoja. Oi, ir lietaus negavom. Lygiai pusiaukelė, lygiai 100 km. Bam. Oi. Kur varom? Aš galvoju atvalgyduoti. Nu, tep. Aš gal galvoju. Emergency pit stop. Oi. Cepeliumbai. Koldoneliumbai. Daržovių nepamiršti. Kas šį? Nežinau, steidėlis kažkoks. Kepta duona, aliumbas. Ir 100 km priešakyje. Nieko nebelieka. Ne? Kas šį? 30 per valandą. Mach.
30 Dar vidutinį. nuo pabaigos pusę. Nu, nespėsit pabaigti darbo, o mes jau būsim namus. Gerai, skanaus man. Puškuojam, Žalava kažkur čia netoli. Atvykom į Žalavą, tokį mažą miestelį. Mačiau, stovi toks paminklas, akmuo, menantis 1500 metus. Tai čia toks senas kaimukas. Aišku, kaip kaimukas, be sovietinių žvaigždžių, kur parduotuvę saugo. Tai visi miesteliai panašu juos turi. Sekasi mums pakankamai neblogai. Lietaus negaunam. Bet pradedam galvot, gal jau reiktų, nes karšta. Nerealiai. Važiuojam Z2, aišku. Kaip kitaip. Tik Z2. Stengiamės palaikyti vidutinį. Norim šiandien biškį gal užbaigti su didesniu vidutiniu. Tai praktiškai žliaugiam. Vandenį liurlinam, kliurkinam. Tai išėjo va, ponas šokoladas. Fantos, Coca-Colas. Atsigausim ir judėsim toliau. 60 km liko, nedaug. Tai bėga viskas. Tavo skonis šokolado, jį melavo. Neišlitau, bet saliūna šoka. Kačin. Pastatyti elektrolitą. Grįžus namo galės druską jau išvalgyti. tiek išprakaitavęs. Vilnius ir mes sausi. Nu, šiandien kažkaip orų prognozės grybą pjovė matomai. Vitoldas viskas jau iš paskutinių dantį sukandęs bando visokiais shortcutais ir panašiai bando iki Balto tilto datraukti jau. Jau, sakau, duosiu Twiksą. Ne. Jau pizdėts jam. Bet šaunuolis. Sakiau, alaus dar išgersim, tai pušinava. Nu, čia, finito. A čia Baltijos salt? Nu, Baltijos.